Labą dieną. Noriu pakalbėti šiame video apie tai, kaip pakelti savo nuotaiką, kaip būti džiaugsmingam, smagiam. Norint būti džiaugsmingas, smagus, linksmas, geros nuotaikos, reikia apsilankyti į bažnyčią, nueiti, priimti šventą komuniją, žinoma, jeigu gyvenat su pirmu vyru, jeigu jau su antru, tada susidėję esate, tai jau čia reikia prašyti išrišimo pirmo vyro ir gauti sutikimą su pirmu vyru, kad galėtumėte eiti šventąjį sakramentą komuniją. Nuėjus į bažnyčią, kad ir negalit priimti švento sakramento, bet nuėjus apsilankius į bažnyčią, susitikus pas Dievą, pabendravus, kaip sako, ir namuose galima, bet ten šventa vieta yra, tenai sakralinė vieta bažnyčia yra. Ir tenai paskui grįžti namo, būni toks smagus visą dieną, kad nereikia nei alkoholio naudoti, nei dar kokių nors papildomų priemonių linksmintis, ar valerijonų gerti, ar dar ko nors. Būni smagus, linksmas, atlaidus, draugiškas ir kai tiki į Dievą. Šitas pirmas pagrindinis yra dalykas. Paskui rasti būdų, kaip praskaidrinti savo nuotaiką, tai išeiti į gamtą, pabūti gamtoje, pabendrauti su gyvu pasauliu, gamtoje Dievo sukurtų, ar su žmonėmis, kaip kam geriau, ar gamtoje pabūti, pasivaikščioti, ar su žmonėmis, kaip kam geriau, ar su gyvūnais pabendrauti, pabūti, pasivaikščioti. Bet gyvas pasaulis, gyva gamta yra daug geriau negu internetas, kompiuteriai, televizorius, telefonas ar dar kai kas. Mes tarsi negyvenam, tarsi gyvenam užburtame rate, tarsi iliuzinėme pasaulyje. Ir taip pat pasakyčiau, kad taip pat kortos, ten metimas kortų, pažiūrėjimas, esu žiūrėjus tas kortas, bet paskui reikia pasakyti nuodėmę, praeiti išpažinti. Tenai, kaip pasakyti, ateitį gal šiek tiek ir atspėja, tenai yra naudojama gal ir psichologija, ką tos kortos rodo, bet ten ne nuo Dievo, nežinau nuo kokių jėgų. Bet tačiau apie ateitį, tai kaip bičių zvimbimas, bičių zirzimas. Geriau moteris patariu, kurios nori savo susikurti geresnį gyvenimą ar nuotaiką geresnę. Geriau gyvenkit realiame pasaulyje, geriau mažiau žiūrėkit į tas kortas, išeikit į gamtą, išeikit į žmonės, išeikit į gyvąjį pasaulį, o nesėdėkit prie kompiuterių, apart žiūrėję šitas kortas, būrimus. Tenai kaip bičių zvimbimas, į vieną ausį eina, pro kitą išeina, o ta ateitis tai nėra tokia jau nuspėjama. Kai kur pakelia nuotaiką, kai kur dar labiau sugadina, bet sėdėjimas, kaip žinom, visą laiką prie kompiuterio arba tenai, tai susikūrėm iliuzinį pasaulį ir nebematom tikrojo realaus pasaulio. Todėl ten yra beprasmiška pagal mane. Ir šitaip, tokia mano buvo nuomonė, tokie patarimai, kai kam prašė, kad svarbi yra nuomonė, todėl padėkit patiktukus, jeigu svarbi nuomonė, jeigu mano pasakojimai yra jums reikalingi, tai ir tada padėkit patiktukus. Linkiu geros dienos, gražios dienos, geros nuotaikos, realaus gyvenimo, realaus, o ne iliuzinio gyvenimo. Ačiū už dėmesį.